Stengtis nesėdėti. Sėdint yra itin apkraunamas jūsų juosmuo. Moksliškai įrodyta, kad sėdint jūsų juosmuo yra apkraunamas daugiau negu 150 kg. Ir tai viskas priklauso netgi nuo jūsų kūno masės. Tad stenkitės nesėdėti. Einant, gulint, sėdint, jeigu jūs norite pasėdėti, jūsų nugara turi būti kiek įmanoma tiesesnė, kad laikysena nebūtų sulinkusi ar pakumpusi. Aišku, ištiesti nugarą reikia ne per skausmą ir visus judesius, visus pratimus daryti iki skausmo ribos. Judėjimas. Pagulėjote, išgerite vaistų nuo skausmo, skausmas šiek tiek sumažėjo. Tolesnis žingsnis – išlikti judriam. Minimalus jūsų tikslas – tai nueiti į tualetą, nueiti į virtuvę, apsirengti, pavalgyti. Kodėl privaloma judėti? Kai jūs judate, pagerėja kraujotaka, limfotaka, dirba raumenynas. Jei jūs nejudėsite, skausmas gali išlikti. Judėjimas yra jūsų draugas. Jūs turite išlikti kiek įmanoma labiau aktyvus.